Drehmomentschüssel. Aha. Prižiūrėti, tikrinti, matuoti, visą tai ir atlieka. Kas yra čia? Viskas, aišku, čia yra bliūdas. Šalmas. Bliūdas? Ai, ne. Galiu įsidėti. Okay. Gerai. Čia kaip žiūrėk interneto galas, žinai. Tikrai kaip interneto laidas. Panašiai visai pataikiai, tai yra vadinamas danglas. Būtent čia yra į saulės elektrinę, kuris įsideda ir tą saulės elektrinę prie namų Wi-Fi'aus prijungia. Gali būti su dujom, geltonas spalva kaip dujų, žinai. Geltona spalva ne dėl dujų, o tiesiog, kad jeigu padėsi kažkur rastum, šis flukas tai yra tiesiog termometras skaitmeninis, kuris gali pamatuoti bet kur nukreipus temperatūrą. Tau ką nors sako kontaktas. Ai, čia pajungimas. O, žiūrėk, interneto šitie. Tikrai, aš namuose panašu turiu. Nuotoliniai matavimai. Visiškai yra tiesos, tai čia yra routeris, mes juos montuojame daugiausiai tai saulės elektrinėse, kad perduotų inverteriai visą informaciją ir duomenys į monitoringo sistemas. O čia yra įkrovimo stotelės CCS jungtis, kuri kišasi iš įkrovimo stotelės į elektromobilį. Šita jungtis gali krauti iki 400 kW galios. Jau nebegalės dirbti kolegos. Čia kaip dantistas. Drehmomentschüssel. Aha. Viskas Čia aišku. atsukinėjo kažką, tiesa? Šis, matau, visai buvo įdomus įrankis. Čia yra skaitmeninis dinamometras, tai tiesiog visada pasitikriname, ar pagal reikalingą jėgą yra užveršti visi kontaktai. Aha, dronas. Stebi dronų. Ką stebi? Aukštos įtampos linijas? Medžius? Linijas defektų ieško. Nu va, linijas. Droną tikrai naudoja stebėjimui kur nors, kur sunku pasiekti arba apsaugai. Ne apsaugai. Dronus pagrinde naudojam, kad galėtume nustatyti gedimus greitai dideliuose saulės elektrinės parkuose. Saulės elektrinių pakrovimo Stotelių. stotelė. Darbų vykdytojas. Paleidimo specialistas. Defektuotojas. Prižiūrėtojas. Auditorius. Saulės elektrinių stebėjimo inžinierius. Mūsų inžinierių pavadinimai yra šiek tiek kuklesni. Tai yra eksploatacijos inžinieriai. Jų pareiga ir jų atsakomybė yra prižiūrėti mūsų įkrovimo stotelių tinklą ir eksploatuojamas saulės elektrinės.